Kruopštus istorijos nagrinėjimas. Istorija. Makaulė, ką veiki? Skaitau istoriją 5. O, kaip man patinka. Tik amžinai pamirštu saugoti chromo detalės. 5 tau patinka blizginti automobilį. Tai visai kas kita. Nuo istorijos skaitimo niekas nepradeda blizgėti. Tampi labiau išsilavinęs ir geriau pasirengęs susidurti su likimo pokštais. Ar žinai, jog kas kart tavo burnai sujudėjus pasigirsta keistas garsas? Paaiškinsiu taip, kad net tu suprastum. Kruopščiai išnagrinėjęs istoriją, priversiu žmonės mane garbinti, ištyrė senovės karų žygius, perprasiu visas istorijos klaidas. Kad galėtum taip pat suklysti, kai užsimanysi. Kruopščiai studijavęs praeitį, nekartosiu klaidų istorijos. Tu tikrai taip pat nesuklysi, nes beskaitydamas užmigsi. 5 atidžiai klausyk. Egipto valdovė Kleopatra su romėnų vadais draugavo, bet tikro draugo taip ir nerado, todėl gyvatė į gėlus galą gavo. Kokią vietą nuo gyvatės pasaugot reikėtų, a? Man nereikės jokių bendrininkų, kai valdysiu visus suvaldininkus. Makaulinė labai išmintinga, juk pasaulyje nuodų nestinga. Hanibalas, kaip rašoma knygoje, bandė užkariauti Italiją su dramblių armija. Niekas nežino, kodėl jis pralaimėjo. Pro Romos sargybą taip ir nepraėjo. Gal pamiršo, kur ginklus pasidėjo? Man dramblių tikrai neprireiks, jei žiniasklaidai pagalba ateis. Televizijos žiūrovams tu patiksi, jei sekmadienio vakarą į eterį įlysi? Atila buvo hunų valdovas, nusiaubė Aziją dėl juoko, bet grįžęs į senutę Europą, gavo į karį nuo frankų didvyrių. O aš tik dešrelės su kopūstais įsiminiau. Kuriam galui taip plėšikauti, jei gali gudrumu viską gauti? Jei gali, paprašyk to huno, tegu dešrelį mums parūpina. Triokšt. Imperatorius Kaligula buvo tikras neklaužada. Taip išdykavo, kad pasakot gėdą. Romėnai suprato, kad galvosis neteks, kai leido bet kam senato posėdžius vest. O kas čia blogai nori su visais draugauti? Kuriems galams taip ištvirkauti, jei gali pasaulį užhipnotizuoti. Kai visi pasiduos hipnozijai, galėsi priversti vištų šokį sušokti. 5, jei nesiliausi kvailioti, aš tau įkrėsiu. Gerai. Prancūzijoje Napoleonas Bonapartas manė, kad užėmęs Austriją labai kietas. Kai įsigeidė Angliją užkariauti, teko nuo Wellingtono prie Waterloo į kaulus gauti. O dabar iš žygdarbių liko tik tortas su riebiu kremu. Kuriems galams tos karų aukos, kai galiu sumažinti žemės trauką? Jei visi tavo planai sužlugs, tai gal bent tavo vardo tortas liks. Nuo Karolio Didžiojo iki Čingis Chano, nuo Aleksandro iki Tamerlano, visi valdovai žiauriai klydo ir iš savo klaidų nepasimokė. Nepamiršk ir Arkanzaso valstijos gubernatoriaus buvusio. Šią dainelę savo baigsiu, tikiuosi, kad burną aušinau ne veltui. Vieną tikrai gerai suprantu, jie visi klydo, kaip klysti ir tu. 5, dėkoju už įvertinimą, o dabar turime pasirengti kitai nakčiai. O ką mes veiksime kitą naktį? Dainuosime dainą apie viso pasaulio sūrius? Ne 5. Bandysime užvaldyti pasaulį. Kruopščiai išnagrinėję istoriją. Bet Makaulė, man labai patinka ta daina apie sūrius.